Gerbiama premjerė, nors jūs jau praktiškai nebesate vyriausybės vadovė, su kuo, žinoma, jūs sveikinu, jūsų kadencijos metu sukurti skandalai tebedrebina Lietuvą ir tikiu, kad drebins dar ilgai. Atsisveikindama, gal pasakytumėte, prašau, ar jūs, ar jūsų partijos kolegos padėkojate Teltonikos vadovui Arvydui Paukščiui už tai, kad skandalingą informaciją jis paviešino po rinkimų, o ne prieš. Nes turbūt, jeigu būtų ta informacija atsiradusi viešoje erdvėje anksčiau, tai tikriausiai rinkimuose būtų nekokie rezultatai. Ir kaip jūs jaučiatės dabar po viso šito? Ačiū. Ponas Gedvilai, aš tikrai žinau, kad jums mažiausiai gyvenime rūpi, kaip aš jaučiuosi, ir aš tik tai spėlioju, ką jūs darysite, kai aš čia nesėdėsiu ir jūs nebegalėsite manęs jau nieko paklausti. Tai tikrai šito laiko aš labai laukiu ir suprantu, kad jums bus labai liūdna. Tai žiūrėkit, mes ketvirtais metais galim skaičiuoti visokiausius dalykus, kurie nepavyko, visokiausius dalykus, kurie buvo kontroversiški. Aš esu dėkinga ponui Paukščiui už tai, kad jis apskritai šitą problemą iškėlė, nors ją buvo galima iškelti ir kitaip, bet aš neturiu jam jokių pretenzijų. Jis verslo žmogus, jis nori spręsti savo klausimus. O jūs dar net kadencijos nepradėjot ir jau turite visą krūvą skandalų. Tai toks būtų mano atsakymas.